Sven Nordqvist. O ką tu moki, Petsonai? Petsono ir Finduso ūkyje išaušo įprasta diena, tokia kaip visos. Petsonai, ar tu moki nušokuot suglaudęs kojas iki pat namo? Sušuko Findusas. Aišku, moku, bet nenoriu, atsakė Petsonas. O ar moki taip greit bėgti, kad mane aplenktum? Paklausė Findusas. Ne, tu laimėjai, atsiduso Petsonas. O moki va taip man tarp kojų nardyti? Turbūt ne, atsakė Petsonas. Pabandyk. O moki va šitaip, paklausė Findusas. Štai taip? O moki išbaidyti vištas, kliegė Findusas. Aišku, moku. Štiš. Nelabai. O moki užsiropšti į obels viršūnę, suriko Findusas. Mokėjau, kai buvau mažas, pūkštė Petsonas. O mokėtum suskaičiuoti, kiek čia iš viso yra muklų? Paklausė Findusas. Tas muklas matai tik tu, sumurmėjo Petsonas. Tai gal tu nieko nemoki, Petsonai? Vieną dalyką tai tikrai moku, atsakė dėdulė. Moku sukrauti krepšį iškylai. Bandelės, pienas, kava, kotletukai, sumuštiniai, vakarykščiai blynai. Moku vežimuku nuvežti tave prie ežero. Moku nusirti iki salos. Ten galime dviese paiškylauti. Moki prigalvoti mums linksmybių, dėdulė, tarė Findusas. Tai jau tikrai, atsakė Petsonas.